Labas litras visiems. Nauja diena, kas buvo už kadro įvykę, tai Hansa Flexa padarė naują aukšto spaudimo šlangą. Ten, nežinau, nebuvo ką filmuoti, tiesiog įdėsiu dabar, kaip tam foto atrodo. Ta nauja, ir aš ją šiaip netaip užsidėjau mašinoje vėl, nes labai sudėtingai, tik tai yra viena problema, kad antgalius turėjau senus jie panaudoti nuo mano šlangos originalios, tai nedavė garantijos, kad neleis. Tai tikiuosi, kad neleis, kai viskas susiverš. Nežinau, čia atrodo, kur ta šlanga. Na, nelabai čia matysis, bet atrodo kažkaip taip va. Ir jinai ten biški dabar kitaip eis. Nesipjautų manė lonžeroną. Eis biški arčiau koliko, bet kolikas aviniotas, tai gal ten nebus problemų dėl kaitimo. Plius pati šlanga žymiai rimtesnės medžiagos padaryta negu minė kažkokia armuota. Tai tikiuosi, kad bus gerai. Plius žiauriai labai dabar gerai įsidėsto man viskas šitoj srity, kad ateis intercooleris, tik tais čia pasijungs ir daugiau nieko realiai nebus, tai va tas daibys. Tai va, ir dabar ką reikia pasidaryti, fiškę. Čia turiu laidus, jau nusikirpau Mishimoto feno. Čia yra, nežinau, nesimato, yra Radico mano fenas. Tai pasidarysiu taip, kad Radicas vis dar jungsis viskas taip pat, o į Mishimoto ateis laidai dar prieš fiškę, nu žodžiu, ir padarysiu, kad kiekvienas laidas atskirai atsijungtų, aišku, ten 2 laidai. Tai atsijungs, pliusas atsijungs minusas ir aš galėsiu polius apkeisti, nes kas būna dažnai su šitais fenais, kunietiškais universaliais, jie nenurodo, kurią pusę kas sukasi, nes jis turi, žodžiu, gali ir taip sujungti poliškumą. Vienaip sujungi, sukasi ten siurbia orą, o atvirkščiai sujungi jisai orą stumia. Tai man tai buvo jau, kai kompresorių dėjus ir turėjau dėti kinietišką feną, nes originalus nebetilpo ant aliuminio Radico. Irgi važinėjau po miestą, pirmą ten jau tą išvažiavimą ir žiauriai mašiną pradėjo kaist, o aš buvau pasirodo feną atvirkščiai pajungęs. Tai kad taip nebūtų, aš daugmaž pasižiūrėjau, kaip čia kas turi gautis. Ir plus galėsiu apkeisti poliškumus, bet kada, jeigu matysiu, kad gal neefektyviai aušinas ar kažkas. Tai va, tai dabar pirmiausia laidai, susijungti laidus, tada šlangą prisiverš galutinai, tada galima bus sistemą užpildyti jau vairo stiprintuvo, tada įsidėti Radicą, pasijungti Radicą šlangas, užpilt vandenį ir intercoolerio sujungti vieną vamzdį uždėti realiai. Tai šiaip viskas labai simple ir nėra jau čia daug reikalų. Tai gal šiandien spėsiu pasidaryti, jeigu ne, tai kurią kitą dieną. Dar kad mašina važiuotų buvo spyruoklės, pirkau ir pirkiau, nežinau, labai ilgai kažkaip veža iš Anglijos. Tai tikiuosi, kad greitų metų bus ir galima bus organizuoti. Viskas fucking tepaluota nuo to vairo stiprintuvo, čia yra, čia... Nu, žodžiu. Reiks įsiplauti viską labai čia rimtai. Nu, bet ne šiandien. Tai čia Radico fiškė va. Apsivalyt laidukus. Pačią fiškę. Tada nusižysim laidukus su tokiu daiktu. Opa, šitą biškį daugiau. Gerai. Čia biškį sunkiau bus prieit. Turiu tokias repės. Vienas. Ir super. Gerai, pasidariau tokius pikteilus dabar. Ir reikėtų pasijungti jau kartu su šito Mishimoto fenu juos. Tai naudoju šitus kembrikus karštinius. Šiaip nėra jie geri labai, bet labai greitai su jais gaunas viskas. Kaip aš šitą duobę įkrisiu anksčiau ir vėliau. Ir esu įkritęs jau, bet nieks nenufilmavo to.
labai nemėgstu. Čia yra fiškės padarytos iš tokio universalių, kur ten autoaibėse galima nusipirkti daug kur komplektus. Yra labai patogu tokius turėti, bet visą laiką ilgainiui prasikeikiu aš su jom. Tai tikiuosi, kad šį kartą bent jau veiks. Nes įsimauna žiauriai dažnai kontaktai, bent vieną porą kartų nuėmė. Ir labai šudinai padaryti tokie plastikiniai užsikabinimai. Ir įsimauna kontaktai ir nebetinka vėl, tai vėl reikia persidarinėti. Dabar dažniausiai, jeigu rimtą elektrą kažką jau darau, kažką rimčiau ar svarbiau, tai perkuosi pikteilus iš karto profesionaliai padarytus ir tik tai susilituoju laidus. Kažkada, kai buvau jaunesnis, tai dar būčiau čia Kembriką dėjęs, bet iš karto jau tingiu tiesiog tokius dalykus daryti. Gal izoliaciją finiosiu tą medžiaginę. Niekas už tai medalio vis tiek neduos. Gerai, dabar reikia sugalvoti. Čia gausis toks kaip trišakis laidų. Nu, žodžiu, tuoj grįšim. Gerai, dabar kas yra normalūs elektrikai, tai čia bus labai jum cringe, bet kol kas geriau nieko nesugalvojau. Tai tiesiog susimaus. Ateina vienas laidas iš mašinos, pliusas arba minusas, tada kartu susijungia, bet išeina mano Feno šito Mishimoto pliusas arba minusas ir į Radiko fiškę nueina likęs vienas laidas. Bus toks threesome. Gerai, vienas padarytas, reikia palauk, kol atvės. Tada vėl taip pat. Taip, du laidai, užsimausi šitą, Kembriką. Viskas susikaitina, susitraukia, gal net pasilituoja, nors netikiu čia 8 taimų. Ir va bus mano Feno. Čia va, pim susijungia, o čia liks Radikas, kaip kad visą laiką ir buvo. Net laido ilgis nelabai Radiko pasikeitė, tai manau, kad visai cool. Viskas susikiš, nesimatys. Ir toks paprastas greitas sprendimas, kuris gal nėra geras, yra geresnių, bet fuck it. Jo, susilitavo, net matau. Tai visai cool. Gal laikys, piniosim izoliaciją. Čia va irgi viskas tvarkoja, dar biškį pašau. Gerai, biškį duosiu laiko atvesti. Sveiki, tai taip ir nesigavo tas toks paskutinis užbaigimas nufilmuot visos tos vairo stiprintuvo sistemos dalyko, bet realiai paskutiniam kadre ten laidai pasijungė ir tiesiog susidėjo įsiurbimas visas. Skystis susipylė, viso, galima buvo važiuoti. Tai kadangi buvo ten labai artimų metų džepmytas, į kurį norėjau spėti, tai jau ir nefilmavau ten tų paskutinių nesąmonių. Esmė ten buvo, kaip ir praeitam jaučiu video didžiausia, kaip ten viskas susimontuoja ir viskas, kaip vėliau minėsiu video, šitam dar puikiai veikia. Ir dabar tiesiog perskelia veiksmas į vasario mėnesio vidurį kažkur ir pradėsim biškį rimtesnį konstravimą daryti jau ateinančiam sezonui. Tai va tiek. Vartų oras labai geras, tai reikia pradėti ruošti sezonui. Dabar yra vasario biškį virš vidurio, 19-18. Ir taip supratau, kad nesu parodęs dar jum to viso vairo stiprintuvo dalyko. Tai tuoj va įsivarysim gyvulį laukain. Ir galėsiu biškį parodyti, kaip ten baigėsi viskas. Su Mazda kaip su dizeliu reikia užšildyti lambda zondą, nes prie šalto oro, kai nemapinta jinai, tai labai sunkiai kuriasi. Ir ypač kai pastovėjus porą savaičių dabar nežinta. Tai tuoj pašils, bandysim gal užsives ir išeis biškį pabirbinti ją. Biškį dar pašildyti reikia. Viskas. Ir einam kraut. Su pačiu geriausiu pakrovėjai. Ir pas mane kumas tai toks yra. Tai mažiukas pakankamai, nu ir nelaiko jis tiek daug smarvės, bet užtat lengvas. O čia tai nuo
klėjimo dėjimo, vis uždedu nuimu, aš niekada nepalieku žiemą su, žodžiu, akumu pajungtu. Aišku, reiktų kill switchą pasidaryti, bet kai judini, išsijudina iš saugiklio šito muzikos stiprintuvo. O, taip šiukšlynas čia dabar. Rankšluosčiai vasarai plaut mašinai, sūnaus kepurė, popieriniai rankšluosčiai. Žodžiu, kol biškai pasikraus, galiu eit parodyti kitus dalykus. Tai čia kaip ir niekas nelabai pasikeitė gal. Vairo tas stiprius viskas čia va sujungta, fenas, laidai, nuo šito feno ateina ir šlangos ten gražiai pralenda. Žodžiu, kažkokių tai stebuklų nėra, viskas puikiai veikia, kaip būtų keista. Važinėjau nedaug, bet į Džepmytą važiavau dar kažkur, tai į Vilnių tai atlaikė, vairas sukas lengvai, aišku, gatvėje išbandyti užkaitint neišėjo, gaila, labai įdomu užkais ar ne, bet ir skystį pyliau naglą ir manau, kad čia šita problema jau turėtų būti spręsta. Tik tais buvo kita problema važiuojant į Džepmytą, kadangi buvo mano bovas pabiręs šitas, buvo sulūžus viena spiruoklė ir jisai nebefunkcionavo, tai laukiau iš Anglijos naujos spiruoklės. Ir važiavau be bovo, reiškia jį užaklinau ir naudojau tik to diverter valvų, kuris yra ant Supercharger originaliai, kas teoriškai turėtų pilnai užtekti, bet nifiga neužteko. Kaune pavažinėjau, buvo viskas gerai vieną vakarą, o autostradai minant perkaito chargeris, manau, išlydė diržą, trūko čia diržas. Aišku, tas diržas dinis suka tik vairo stiprių ir chargerį, kitas diržas suka vandens pompą ir generą, tai tas svarbesnis. Ir, žodžiu, tai nuvariau iki to Džepmyto vis tiek. Man atrodo, prie Kaišiadorių jau trūko. Tai be powerio ir be vairo stiprintuvo nuvažiavau, pabuvau, grįžau. Įmėsiu porą futkyčių. Ir jo, po to galvojau, ką daryti. Chargeris kaip ir sukasi, viskas gerai, uždėjau naują diržą. Sutvarkiau bovą, perinkau ir viskas veikia, bet buvo toks įdomus dalykas, net čia logo matosi, karščio tiek gavo škyviukas, kad raidės puslėm nuėjo. Manau, kad dar tas chargeris kažkiek laikys. Aišku, blogiausiu atveju tai jau reiktų pradėti ieškotis kito. Manau, dar už kokį 100 eurų tikrai galima gauti. Tik didesnė bėda, kad jį ten kažkaip nušveisti vėl reiktų. Praeitą kartą prisidirbau su sodo smėliavimu, tai nežinau, čia gal kai ateis ta diena. Jo. Ir dar šitą pleitą perdažė milteliniu būdu. Jis dabar čia biškai nešvarus. Jis čia, žodžiu, užsidės ir čia yra tiesiog alyvos filtro tarpinė kažkurios mašinos, neįsivaizduoju, kur tėvas rado. Tai čia visai taip gražiai turėtų įsikomponuoti viskas. Tai, aišku, nudažė, tai taip nelabai gražiai miltais, kažkaip ne taip gavos, kaip tikėjaus. Nes visą galvojau, gal šitą dalyką stikeriais įkapliuot, nes actually, ką gaunu stikerius, tai dauguma dalių tikrai, nedauguma visos uždėtos yra ant šitos mašinos. Tai kaip ir nebūtų pamoina, bet aš tų stikerių nelabai mėgstu. Taip pat dar čia, kaip sakant, toli. Ir ką dabar daryti toliau? Čia kaip ir viskas veikas, vairo stiprintuvo aš daugiau neliesiu, tai yra keli dideli darbai prieš sezoną, kaip minėjau, dabar vasarą čia kas vidurys. Tai vienas iš jų nuimt galvą ir vežt perimt. Tikiuosi, kad apsims, kol kas gal dar nesakysiu, jeigu apsims, tai pamatysit. Bet jo, šiaip nėra nieko ten tragiško, tarpinės neprapūstos, bet aš nuo pat pirkimo jau šitą mašiną, kiek jau turbūt 9 metai turiu, labai ryja tepalą. Ir, ne kuo toliau, to labiau, visą laik ryja jį. Tai visą laik reikia pildyt, o jeigu draskant, tai ryja iš vis tokiu greičiu, kad, siaubas, ten litras, nežinau, 300 km max gal. Tai kompresija matuota, kompresija yra, aišku, žinau, kad nebūtinai tai reiškia, kad viskas iš tikro gerai su žiedais, su stumais, bet prielaidos visos leidžia teigti, kad vožtuvų gumytės bus. Ir aš kaip tik turiu jau žiauriai senai. Kia Motors.
Vožtų gumytės reiškia jos OEM quality, nes šitas pas motoras ėjo į kažkurias Kijas, tik tais žymiai pigiau, man atrodo, trigubai, nes Mazdos OEM quality gal ten 160 eurų tos gumytės komplektas, šitie apie 5 kainavo. Tai jas keist, aišku, pats jau turbūt, pats nelysiu dėl laiko sumetimo, dėl to, kad norėtų, kad gerai būtų padaryta. Tai galva vis tiek šlifuot, aš perrinkt, sužiūrėti visus kitus dalykus ir taip pat turiu užsitaupęs visokio gėrio. Turiu ARP, čia nesvarbu, ir turiu spiruoklius, rimtesnes. Tai galvojau apie velenų keitimą, bet žiauriai brangus dalykas ir kažin ar taip jausis kažkokie gains. Tai ką aš sugalvojau daryti, pirmiausia, sutvarkius galvą, pakeisti chargerio škyvus. Tiksliau pačio chargerio tai paliksiu, nes jis ir taip yra 17% mažesnis, maksimumas yra 20, tai gal nebent ateityje nelabai ten jau to skirtumo, bet aš ką noriu keisti, tai pagrindinį šitą škyvą, jį pakeisti į overlay škyvą, kas yra reiškia didesnis, toks gauna susideda kaip andeklas. Ir chargeris tada sukasi žymiai greičiau, ko pasekoje žymiai daugiau būsto generuoja. Ta patį darant, kaip ir pravartu, ir galima būtų pasidaryti tai 6 eilių diržą dėti, nes dabar yra 4 PK, tai būtų 6 PK. Bet vairo stiprintuvo škyvas yra 4 tik eilių diržui. Ir čia mes susiduriam su problema. Radau vienas, nesimenu iš kokios šalies, Slovakijos, Slovenijos. Čiuvelis daro, tos škyvus, šį iš tikrųjų turiu, mes jau fatkytę. Tikrai ten ne kosmosą kainavo. Ir, žodžiu, aš jį pasikeisiu. Tik tais man visai gerai gavos, kad aš nuo kito VVT motoro, kuris Rusijai yra, visus gavau visą surinktą motorą, aprinkt, kaip čia pavadinti, pilną motorą gavau su visais generais, vandens šitais vairo stiprintuvais. Tos pompos ten niekom nesiskiria, tik fittingais, kuriuos persukt galima, tai aš įsiardžiau tą VVT pompą ir nusipjoviau škyvą, nes yra neįmanoma jo niekaip kompresuoti. Yra fotkių irgi intikę, kaip žmonės bando ir ten siaubas. Tai vad išardyta pompelė, šeftas kažkur, net nesimenu kur padėjau, bet turiu šeftą patį ir ten bus labai įdomus dalykas. Tikrais nežinau, ar išeis filmuoti, nes namie tai reiks daryti, tai reiks įkaitinti naują tą duraliuminio škyvą, kuris beje žiauriai lengvas, orkaitį iki 200 PM laipsnių. Patį šeftą atšaldyt kameroj šaldytuvo ir turi užsimaut gražiai, gal biškai pastuksent reiks, nes čia vėlgi presuojami škyvai ir nesąmonė gaunasi su ta mašina. Tai jo, bet tą padarius bus 6 eilių diržas, tada viskas sueis, nes chargerio škyvas irgi kaip matos, čia 6 eilių šiaip yra originaliai. Tas overlayus susidės, daugiau būsto bus. Žmonės praneša, kad su tokiu kombinacija, čia 17% ten tas overlayus, jis tik vieno dydžio yra Bofi Racingo, tai gaunas jau netoli baro slėgio, kaip dabar yra nuo apie 0,5, net ne visada siekia 0,5, tai turėtų visai įdomu būtų. Bet to pasakoje dar porą supporting modų reiks pasidaryti, tai vienas iš jų yra skaičiuotuvas žvaigždė 362, man atrodo. Vėlgi turiu MB sensorių. Nuo kito motoro tai užsidėsiu tą sensorių, ten porą laidų tik reiks nuvest ir turėtų žymiai tiksliau skaičiuoti motoras, kur yra veleno padėtis, nes N-aškėse tai skaičiuojasi tik tais va čia. Čia yra velenėlio skaičiuotuvas ir pagal jį kompas atseit supranta, kur yra ir pagrindinis velenas, kas žiauriai netikslu. Ir ten būna problemų ir netitinka. Tai va, tai šitas čia simple dalykas. Nu ir tada dar žiūrėsim, tai turėjau gal net mintį skunko koliką įsiurbimo pirkt, bet irgi neaišku, kiek ten yra naudos iš jo, nes pas mane nors ir gražus OEM-as, bet jis šiaip labai restrikcijas didelės turi. Galima būtų bandyti MB pritaikyti, bet reik flanšus pjaustyti ir vežti virint, vėlgi papildomas vargas, kas padarys, kas susims. Tada pats fitas ar tiks, čia visi kiti tie raizgalynė aplinkui. Tai dar dėl koliko nežinau, gal ir šitas su jais. Žmonės važiuoja ir su tokiais ir pučia dar daugiau nei barai ir viskas ten gerai.
Ir kitas didžiausia problema, tai pas mane išmetimas yra. Tai pas mane yra originalus išmetimo kolikas. Čia matas, piniotas. Ir jisai nueina į custom išmetimą, kuris laisvas pakankamai yra, nes heatpipes ten yra rezikas, bakeliai du gale, bet darytas labai senai Ratmo mašinai, dar kai buvo jinai pas legendinį. Tai aš manau, kad ten didžiausia gali būti problema. Tai norėtų keisti tada ir išmetimo koliką normalesnį, ir visą išmetimą kažkur pasidaryti custom turbūt. Ir žymiai tylesnį norėčiau jau išmetimą, nes nebetėjo kažkaip metai ir nebesinoriu tokios garsios mašinos, ypač kai atiminėja techus už išmetimus. Tai va, tai tokie modai, tą galvoju pasidaryti. Tai galvo ir taip ar taip būtinai reikia susitvarkyti. O chargerio dalykus irgi, manau, ten jau pusę kelio nuėjau, tai ten nesunku bus dasibaigti. Užsakyti, tik reikia šaibų ir užsakinėti. Tai ir viskas, norėjau dar čia buferį dažyti, biškai kėdė buvo ant jo nukritus, čia kažkur matos, atsirado naujas bairis, galinį buferį reiktų dažyti, bet jau nežinau, ar spėsiu, ir iš tikrųjų nelabai turiu gerų dažytojų, tokiais, kuriais žiauriai pasitikėčiau, tai, nežinau. Ir dar vienas dalykas iš Japonijos laukiu, labai cool siuntos, bet kai bus tada gal padarysim, pafilmuosim, ten dar reiks pabūrimo biškai su ją. Ir tada paskutinis tikrai jau dalykas, tai noriu šitą shifterį savo Fine Cut-o, kuris naujas dabar yra. Turėjau prieš tai senesnį, dabar yra naujas. Tai noriu jį. Jisai, žodžiu, su juo viskas gerai, bet pas mane su dėžės pačių mechanizmų shiftinimo. Tuo tokiu, nežinau kaip pavadinti, nuoboliuku. Jis labai laisvas yra ir man nuo jo gaunas visos vibracijos, tai dėl to yra tas legendinis video kanale. Short Shifter Rattling SMR, tai vat noriu tą dalyką įsiaiškinti, pasidaryti. Labai dėžę keistingiau šiaip dėl galvos, tai viskas vėlgi prasidėjo nuo to, kad vandens pompą reiktų įsidėti. Čia žiūrkių nuodai, čia ne mano saldainiai. Pelių nuodai, tiksliau. Nes toks įdomus dalykas, ir kompaktui dabar lygiai tas pats yra, aš fakiai nesprantu, čia mano prakeiksmas. Tai kada mašina važiuoja viskas gerai, bet kada idlina kaista, tai kompaktą tai ten BMW debilizmai su norinimais gali būti, kad oro kišenės yra, bet Miatoj tai nėra debilizmo su norinimais, vis labai simple sistema. Tai nežinau, arba termostatas dar gali būti, bet pas mane, kadangi yra rautas, nėra šito viso, čia toks daiktas šiaip būt, pas mane viskas iš galo eina ir ateina, čia toks modas, kad mažiau kaistų. Tai gal termostatas parėjęs, bet kad jį išimtai ten, aš žymiai kūdesnis buvau, kai įdėjau ir aš atsigulęs čia ant tos mašinos viską dariau, tai žymiai lengviau būtų nusėmus galvą, viską tvarkingai, tą termostatą pasikeisti ir rautą vėl atgal užsidėti, užsisylint. Tai bandysiu taip ir daryti. Ir tuo pačiu, aišku, vandens pompą pasikeisti. Vandens pompai štai apie 5 metus dabar yra, ar 6. Helas čia yra. Pabandysim į siną įsidėti. Mašina šiaip nedaug nuvažiuoja, daug stovi, bet distiliuotą vandenį pagrindė vien pilų, tai gal dėl to biškai parūdijo daugiau. Ir dings antifrizas kažkur, irgi nežinau kur. Dūmą, ne visai meta, bet labiau dėl tepalo. Ir kažkokių šlangų nepučia, nežinau kas daros, bet dings antifrizas. Tai gali būti, kad jau per rautą bėga ir ten ant motoro ir, žodžiu, nesimato nei balų nieko, tiesiog išgaruoja tas vanduo. Ir dar ką norėčiau, tai šitas fenas yra nuo superchargerio uždėjimo pradžios. Tai sušraudų dvigubą kažkokį įdėti, aišku, čia su vietos nėra niekam. Bet Mishimoto gal kokie tiks. Aš stumdavau Mishimoto, bet žiūriu, kad visai gera kaina už kokybę tą. Tai žiūrėsim dar čia, kaip sakant, toli iki to. Gerai, viskas dabar tikrai bandau užvesti mašiną. Na, jau dabar tikrai turėtų užsivesti. Gerai, reikia atjungti pakrovėją ir lauke pratęsti. Gerai, bandom išvažiuoti. Tai офигенnas. Čia tas greitis.
Winterbeater. Buvo toks bairis, kad čia kai buvo daug sniego, kompaktą labai reikėjo įsivaryti vidų, o šitą išvaryti. Išsivariau ir su vasariniais Bridgestonais. Viskas. Sukasi vietoj, bėgi, jungiasi, išlipęs galiu būt. Tai teko per tas pūgas staigiai persimontuot, žieminius ratus susidėti. Tai net nepučiau oro, nieko žiūriu įsileidę. Negaliu su visais 4 žieminiais būt, nes priekį Vilvudai sudėti, kurių nebetelpa stokiniai žieminiai ratai. 14. Nu, žodžiu. Tai va tokie iš manęs bairiai.